Lietuva tarp kitų pasaulio šalių įvardinama dar jauna valstybė. Senyvo amžiaus žmonės perkopę per 60 metų mūsų šalyje sudaro 27%. Deja, šie skaičiai po kelių dešimtmečių nebus tokie optimistiniai. Todėl jau ne tik pasaulyje, bet ir Lietuvoje bandoma gvildenti seniorų gyvenimo kokybės problemas. Fizinis aktyvumas anot tarptautinio projekto sveikas ir stiprus vyresniame amžiuje partnerių mūsų šalyje vis dar sunkiai įgyvendinamas įprotis. Dauguma senolių paskatinti medikų mieliau renkasi vaistus, bet ne judėjimą. Lietuviškas fizinis aktyvumas, kaip ir viskas pas mus Lietuvoje, truputėlį yra pačioj valstybėje kiti prioritetai. Yra visas įmanomas finansavimas skiriamas profesionaliam sportui, o jau žmonės paliekami saviveiklai. Mankštinkitės kaip jūs norit, bet turbūt visi esam žmonės ir žinom, kaip sunku prisiversti mankštintis. Ir žinom, kad ryte labai sveika būtų pajudėti, bet mes po kavos bėgame į darbus. Ir tokio paskatinimo, paramos, argi net kažkokios teigiamo požiūrio į tai nesijaučia. Tarptautinėme projekte sveikas ir stiprus vyresniame amžiuje dalyvavo Austrija, Vokietija, Italija bei Lietuva. Su fiziniu aktyvumu ir geresnė gyvenimo kokybė vyresniame amžiuje supažindinta ne viena dešimtis seniorų, kurie tvirtina, jog renkasi fizinį aktyvumą, o ne vaistus. Kur sportuojate? Aš sportuoju ir Artrito toksai klubas. Ir paskui tokia yra Petrašiūnų bendruomenės senai, tokios mankštelės būna. Noriu pasakyti, kad jūsų vaistinių reklama nevilioja? Kartais reikia vaistukų jau tokiam amžiui, žinot, nusipirk kažko tai. Dviračiu važiuoju, šunį turiu, lazdas turiu, bet dar nevaikštu. Jokiais būdais ne vaistinė, jokiais būdais, tik tai fizinė kultūra. Aš pati sportuoju, einu į treniruoklių, kai turiu laiko. Teigiama, kad po šio projekto, kuriame Lietuva dalyvavo kaip partneriai, pasiekta gerų rezultatų. Todėl aktyvios bendruomenės jau dėlioja planus, kaip įgyvendinti panašų projektą skirtą tik mūsų senjorams.